Liucija Teodora Mikučionytė. Aisbergas. 1912 metais, vesdamas laivą Birma, pirmasis Lietuvos kapitonas Liudvikas Tulpinas išgirdo sos iš skęstančio Titaniko ir nuskubėjo į pagalbą. Neradęs Titaniko dėl klaidingų koordinačių, Stulpinas kreipėsi į netoliese buvusi laivą Karpatiją, bet gavo atsakymą shut up. Dėl nesusikalbėjimų Birmai nepavyko išgelbėti nė vieno žmogaus. Ji tik nufotografavo ledkalnį, kuris pražudė Titaniką. Apleistas kapitono namas šiandien pats atrodo kaip niūrus ledkalnis. Mikučionytės šviesos instaliacija jo languose – tai Morzės signalu perduodami Birmos pokalbiai su Titaniku ir Karpatija. Bet vienas transliuojamas į rytus, o kitas į vakarus. Jie nesusikalba. Šiaurinėje namo pusėje, prie kurios neįmanoma prisiartinti, šviečia vos išžiūrimas ledkalnis. O pro užkaltas duris sklinda iš jo atvaizdo lyg iš partitūros išgrota muzika.